apie dvi prigimtis, kurios yra mumyse, apie tą kūnišką prigimtį ir apie tą dvasinę prigimtį. Ir jinai bus iki pat gyvenimo pabaigos. Šita kūniška tavo prigimtis bus tavyje iki pat, kol tu pereisi pas viešpatį. O kadangi esi atgimęs iš Dievo dvasios, šita tavo dvasia, jinai atsibudo, jinai prikelta ir jinai jau yra gyva. Ir šita dvasinė prigimtis yra tavyje. Tik tai kokia jinai yra, kokio stovio jinai yra, kokio amžiaus jinai yra, kokio pajėgumo jinai yra. Ar jai sudaroma yra terpė stiprėti, augti šitam kūdikėliui. Praeitą sekmadienį pastorius Valužis labai puikiai iliustravo lesyklėliai Jėzų, į lesyklėlį Jėzų. Ir gimė tas Jėzulis ir patalpinom į lesyklėlį, va čia. Į lesyklėlį gimęs Jėzulis. Ką gimęs Jėzulis gali padaryti? Ką jis tavo gyvenime, kūdikėlis Kristus gali padaryti, sakyk? Nieko. Bet ar mes to pasimokėm iš Kristaus? Ar to mus mokino prieš mus esantis mokytojai? Ar apie tai kalba Dievo žodis? Kad priimėt Kristų, tai ir gyvenkit. Ten neauga, tegu ir lieka tas kūdikėlis Kristuje. Ko mus moko raštas? Ko mus mokina mokytojai? Ko pats gyvenimas iš mūsų pareikalauja? Ko jis pareikalauja? Jėgų. Ir ne fizinių jėgų kaip taisyklė, o dvasinių jėgų. Iš kur paimsi dvasinių jėgų? Ar iš fizinės savo prigimties, iš fizinio pasaulio? Iš kur paimsi dvasinės jėgas? Iš dvasios. Ir pats gyvenimas, jis tiesiog reikalauja. O gyventi tai noriu. Ir gerą gyvenimą. Ką reiškia gerą? Ne visą laiką. Ir nuo pat pradžio iki pat pabaigos tas niurzglys. Dieve duok, Dieve padėk. Ir vėl užpuolė negandos, ir vėl užpuolė, ir vėl velniai, ir vėl žmonės. Norisi pagaliau sakyti, stop visiems velniams savo gyvenime. Stop visiems priešam, kurie ėda. Ir po truputį geria gyvybės syvus iš tavęs ir iš manęs. O kaip tai padarysi? Tik tai stiprinant dvasią, tik tai auginant dvasinį žmogų. Dievas augina, bet ar aš leidžiu? Kiek aš leidžiu? Dievas tą darbą daro, šventoji dvasia daro tai mumise tą darbą. Bet kiek aš leidžiu? Va, kur klausimas. Kiek aš jai sudarau tos sąlygas? Auginti manyje tą vidinį žmogų. Tiek turiu ir jėgos. Pažiūrim į pradžios knygą. Labai gerai iliustruoja ir šitas dvi prigimtis. Kūniška ir dvasiška. Ezavas ir Jokūbas. Kas skaitėt, tai paskaitysim ir mes dar šiandien. Ezavas ir Jokūbas. Pradžios 25. 25-27 eilutė. Kai berniukas užaugo, kas nesat skaitę, grįžę namuose turėsit gerą progą paskaityti. Iki to, ką aš kalbu. Kas žinot, skaitau toliau. Kai berniukai užaugo, Ezavas buvo įgudęs medžiotojas, laukus mėgstas vyras. Kaip panašu, kaip primena mano tą fizinę pusę. Ta fizinė prigimtį. Mėgstu laukus, gamtą mano sielą, įgudęs medžiotojas. Tuo tarpu Jokūbas, tylus. Tas dvasinis mano žmogus, jis nesišakoja, jis į akis nešoka, jis nesiaiškina visur ir
ir visur, nes nepuola. Tylus, mėgstas būti namie prie palapinių. Mėgstas būti prie ko? Prie Dievo kojų, prie Dievo žodžio, prie to, kas neša gyvenimą. Tavo dvasinis žmogus, jis mėgsta būti prie Dievo kojų. Jam patinka klausytis tėvo žodžio. Jam patinka. Aš šitas fizinis žmogus, jam erdvių reikia, jam reikia laukų, jam reikia strėlinių, jisai parneša, padeda, tai va sumedžiojau, tai bent ką yra parodyti. Ar aš čia viena tik taip? Ar, juk taip yra. Tas mano išorinis žmogus, fizinis, jis visada nori kažką parodyti. Ir jeigu nėra ką parodyti ilgą laiką, jam niūru darosi, jam norisi veiksmo, jam vis norisi tos išorės. O tas dvasinis žmogus, jisai ramiai, jisai po truputį, jisai ir auginamas. Toliau žiūrim. Izaokas yra tėvas jų. Mylėjo Ezavą, nes mėgo žvėrieną. Tėvo pasirinkimas. Čia aš nesigilinsiu. Irgi skirstai vaikus, nes mėgsti tą žvėrieną, kurį pagamina, žinai. O Rebeka mylėjo Jokūbą. Rebeka tai yra Izaoko žmona. Toliau skaitam. Kartą Jokūbui verdant sriubą, Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Kaip normalu. Daug dirbom, fiziškai dirbom, pavalgyti noris. Ezavas tarė Jokūbui, broliui, labai prašau duoti man pasrėžti to raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs. Toliau 31 eilutė. Brolis ką sako? Pirmiau parduok savo pirmagimystę. Ir jeigu jūs paskaitysit pradžios 25, kad pirmą gimė Ezavas, o antras išėjo Jokūbas, nors jie dvyniai. Ir pirmgimystė priklausė Ezavui. Ir Jokūbas, kokį tekstą sako savo broliui? Pirmiau parduok man savo pirmagimystę. Tai tas pats, kas būtų pasakyti, žinot, Dievas davė tau kažkokias malonės dovanas ir sakau, atiduok man. Atiduok, ką tau Dievas davė tą patį brangiausią, kažką tau davė ir aš sakau, atiduok man. Atiduok. Čia sako, pirmiau parduok. Atsakė Jokūbas. Ezavas tarė, esu prie mirties. Ką man ta pirmagimystė? Dabar jeigu sustokim akimirką ir pagalvokim apie save iš karto. Mainai. Suprantat? Dirbom daug, pavargom. Norim atsikvėpti, norim gerą poilsio, norim išvažiuoti, reikalingi pinigai. Nuo iki, brangieji, kad gerai pailsėti, kad kažkaip atsigauti, kad gerą biznį prasukti, reikalingi turim. Ir kažkas sako, parduok, atiduok savo įsitikinimus. Parduok. Ezavas tarė, esu prie mirties. Ką man ta pirmagimystė? Bet Jokūbas užsispyrė. Pirmiau turi man prisiekti. Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo savo. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė. Dabar jeigu sustoti akimirką. Čia pamąstymai. Jeigu toliau sekti įvykius, kaip viskas klostėsi. Izaokas paseno, tėvas jų, ir jau prieš išeidamas sako, aš noriu palaiminti tave, Ezavai, mano sūnau, nes tu esi pirmgimis, sumedžiok žvėrieną, paruošk man gerą valgį ir tada aš tave palaiminsiu. Ir Ezavas išėjo tėvo paliepti prašymo medžioti
žvėries. Išgirdo žmona Rebeka, kad tėvas ruošiasi laiminti Ezavą. Ir sako Jokūbui, sūnui, aš tau paruošiu, tu nuneši tėvui, apsimetęs Ezavą, kad tėvas tave palaimino. Aš galvoju, kodėl motinos toks įdomus pasirinkimas. Dabar tiesiog pamastom. Motina, 2 vaikai. Ar nebuvo tai ir motinos įžvalga, tas dvasinė įžvalga, Ezavo polinkiai ir Jokūbo polinkiai? Ar motina gali nenujausti, sakykit, neįmanoma. Jinai ne tik nujaučia, jinai ir mato, kur link širdis eina. Čia tikrai nebuvo nei 5, nei 10, nei 15 metų. Čia buvo subrendę jau vyrai. Ir per tą laiką tikrai matė motina Rebeka, kur link Ezavas eina ir koks Jokūbas eina. Ir jinai sako, Jokūbai, aš paruošiu viralą, aš aprengsiu tave avies stailių, tu nuneši tėvui ir tėvas tave palaimins. Ir toliau skaitom 27. Aš čia biškį prabėgu. 27. Kad ateina Jokūbas, apsimetęs Ezavu, Izaokas jau aklas, jis nebegali atskirti sūnų, jis tik tai apgraibo, apčiupinėja, nes Ezavas buvo plaukuotas, o kadangi apsivilkęs kailių buvo užsidėjęs Jokūbas, rašo, kai Jokūbas priejo arčiau ir pabučiavo jį, tėvas užuodė jo drabužių kvapą ir laimino jį tardamas, nes Jokūbas užsidėjo Ezavo rūbais. Ir tėvas pauostė, sako, kvapas mano sūnaus tarsi kvapas laukų, kurios viešpats palaimina. Te duoda tau ir dabar tėvas laimina. Tėvas laimina sūnų. Te duoda tau Dievas iš dangaus rasos, iš žemės derlingumo ir apšiai grūdų bei vyno. Te tarnauja tau tautos ir tesilenkia tau gentis. Valdovų būk savo broliams. Tesilenkia tau tavo motinos sūnus ir te būna prakeiktas, kas tave keikia, te būna palaimintas, kas tave laimina. Žydui tėvo palaiminimas tai yra kaip kad pats Dievas laimintų. Žydui, kada tėvas laimina, kada motina laimina, kada laimina, tai yra kaip pats Dievas laimina. Mums iš pagonių kilusiems. Suprantat? Bet čia kaip kad pats Dievas ateina ir sako, aš tave laiminu, kad tau tautos lenktųsi, kad tu būtum, žodžiu, laimina. Ir Izaokas palaimina Jokūbą. Grįžta Ezavas, jis paruošia, ateina pas tėvą ir sako, tėvai palaimink, sako, kas tu sūnau esi, sako, aš Ezavas. Ir tėvas sako, aš jau nebeturiu palaiminimo. Jis pridūrė, nejaugi nebeliko, skaitau 30, tuoj pasakysiu kokią eilutę, skaitau 36. Nejaugi nebeliko man jokio tavo palaiminimo, Ezavas klausė Izaoko. Izaokas atsakė Ezavui, matai, aš jį jau paskyriau tavo valdovu. Padariau visus brolius jo tarnais ir praturtinau jį grūdais ir vynu. Ką tad begaliu padaryti tau, mano sūnau? Ezavas valdavo tėvą. Nejau tik vieną palaiminimą te turi tėve. Palaimink mane taip pat ir mane tėve. Ezavas ėmė garsiai verkti. Dabar jeigu vėl grįžtam atgal, kodėl staiga toks posūkis? Kodėl staiga? Ot staiga. Vyresniui, kam turėjo tekti vyresniajam, atiteko jaunesniajam. Kur buvo pradžia visų tų dalykų? Taip ir mūsų gyvenime. Kaip galėjo atsitikti su manim, Dieve? Nu kaip dabar čia, žinai, nu kas? Kur pradžia? O pradžia buvo, kad Ezavas pardavė dėl viralo savo pirmgimystę. Man dabar palaimė. Va, kas man svarbiausia. Ta pirmgimystė. Buvę, nebuvę, kas jį žino, ar Dievas išpildys,
ar neišpildys. Dabar pritaikom savo. Kas jį žino? Ar Dievas mano laimins gyvenimą ar ne? Kas žino? Dievas tai danguje, aš čia žemė. Kas žino? O čia tai dabar reikia imti, dabar reikia mušti rankom, dabar reikia sandėrį sudaryti, nes pinigai tai geri, dabar, čia ir dabar. Ir sumušėm rankom. Ir užmiršom, kad buvom sumušę rankom. Ir tikrai galbūt mum ir sekėsi. Tikrai galbūt ir sekėsi ir mes ten turėjom naudos iš to sandėrio. Bet praėjo laikas. Kiek 10, 15, ką žinau. Ir staiga toks posūkis. Ir ateina Ezavas pas tėvą. Ir sakyk, tu man atsitik, Rebeka išgirsta pokalbį tėvų savo vyro. Su Ezavu, atsitiktų man taip. Kaip galėjo taip, kaip galėjo taip? Kaip iš to žaldopinis, kaip dabar galėjo taip? O va taip. Žiūrėk truputį atgal. Jeigu nori suprasti. Ir Ezavas garsiai verkė. Toliau skaitom. Ir palaimina tėvas kokiais žodžiais. Štai tavo buveinė bus toli nuo žemės derliaus. Ir toli nuo rasos iš aukšto dangaus. Iš kalavijo gyvensi ir savo broliui tarnausi. Bet kai sukilsi, nusimesi jo jungą nuo sprando. Ir 41 eilutė, skaitykim. Tad Ezavas nekentė Jokūbo už palaiminimą, kuriuo tėvas buvo jį palaiminęs. Į ką išvirsta? Į neapykantą. Į ką išvirsta? Prie ko tas, sakyk dabar brolis? Nu, sakyk, apgavo. Tėvas laimino. Nu, tėvas laimino. O jeigu jau esam Dievo žmonės ir išpažįstam, kad virš visko yra Dievas, tai ko čia dabar nervuojasi? Todėl, kad ta kūniška prigimtis, ką jinai žudyti, nekesti, apkaltinti, vietoj to, kad pažiūrėti, kur tu susimovai. A kūniška prigimtis, mano prigimtis kūniška, visada ieško ką kaltų. Ir jinai ką daro, atradusi, nekenčia. Ar taip yra mūsų gyvenime? Bet taip neturi būti. Bet taip neturi būti. Ir dėl to mes mokinamės. Senasis testamentas yra parašyta ir čia įrašyta pavyzdžiai, kad mes pasimokintumėm ir perteiktum. Čia yra 2 žmonės buvo, 2 broliai. Bet tai tos 2 prigimtis gyvena manyje. Šita kūniškoji ir šita dvasinė. Ezavas nekentė Jokūbo už palaiminimo. Ir žiūrėkit toliau, Ezavas jau sukūrė planą. Artinasi tėvo gedulo dienos. Jis jau turi planą užmuš brolį. Nes tėvas numirs, nes prie tėvo negaliu. Numirs tėvas, tuomet aš užmušiu savo brolį Jokūbą. Bet vyresniojo sūnaus Ezavo žodžiai buvo persakyti Rebekai. Ji pasišaukė jaunesnįjį sūnų ir pasakė jam, žiūrėk, tavo brolis Ezavas miršta, norėdamas tave nužudyti. Todėl dabar, mano sūnau, paklausyk manęs. Bėk to jau pat pas mano brolį Labaną į Haraną. Pasilik pas jį kurį laiką, kol atauš tavo brolio įtūžis, kol atslūgs tavo brolio įniršis prieš tave ir jis užmirš, ką tu jam padarėjai. Brangieji, čia vėl yra šalia, kurie esam tų žmonių, kuriem atsitinka tas dalykas. Kokį patarimą duodam? Eik tik tai išsiaiškink, nu prie ko čia tu, ko tu niršti ant manęs, nu eik jam paaiškink. A motina išmintinga, sako sūnau, jis yra įniršęs ir jis tikrai nužudys tave, jeigu tu maišysiesi jam čia po kojom ir kiekvieną dieną jis tave matys. Ne, nu gal kažkaip atlėks, neatlėks, tik pyktis augs, tik neapykanta gilės. Taip yra, taip yra. Ir motina sako, sūnau, bėk. Taigi aš dvasinis žmogus, Dievas mane apgins. Bėk, į kuo greičiau. Čia taip rašo. Tuomet pasiūsiu, kad nors pas tave, kai atlėks pyktis ir tave parvesiu.
Toliau žiūrėkit, ką kalba Rebeka savo vyrui. Apkarto man gyvenimas dėl tų hetičių moterų. Vadinasi, tuo metu, kada jau tėvas davė palaiminimus, jis buvo vedęs. Ezavas. Jis buvo vedęs. Nes, sako, apkarto man gyvenimas dėl tų hetičių moterų. Jei ir Jokūbas vestų hetitę tokią, kaip jos čia buvę, kas gero man gyvenime beliktų. Ką jis vedė? Ką Ezavas vedė? Hetitę vedė. Ką į žydų kilmės? Ne į žydų. Apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą. Tėvų gyvenimą apkartino. Štai iš kur tie pasirinkimai, jie vis, vis labiau ir labiau į tą duobę čiuožia. Vis labiau ir labiau žmogus čiuožia į duobę. Neužtenka tai, kad manyje jau yra ta prigimtis ir jinai vis kelia galvą. Tai dar aš pasidarau, susikuriu, dar aplinkybių, dar prisigrėbiu, kad kol dar labiau mane trauktų į duobę. Pasiėmė šituo atveju jisai hetitę, čia buvę, kurios apkartino Izaoko ir Rebekos gyvenimą. Ir žiūrėkit, 28 skyriaus 1 eilutė. Izaokas pasišaukė Jokūbą, palaimino ir pasakė, neimk žmonos iš kananiečių dukterų. Neimk. Keliauk to jau pat į Padan Aramą, į savo motinos tėvo Betuelio namus ir ten paimk savo žmoną iš motinos brolio Labano dukterų. Ir 6 eilutė, žiūrėkit dar, Ezavo poelgis. 6 eilutė 28 skyriaus. O Ezavas pastebėjo, staiga pastebėjo sūnus, staiga vieną dieną. Gyveno su hetitė, su čiabuve ir nematė, kad šitos žmonos jo kartina jo tėvui ir motinai gyvenimą. Nematė. Staiga 6 eilutėj Ezavas pastebėjo, kad Izaokas palaimino Jokūbą bei išsiuntė jį į Padan Aramą ieškoti žmonos. Kad duodamas savo palaiminimą jis sakė, neimk žmonos iš kananiečių dukterų. Ir kad Jokūbas paklusdamas tėvui ir motinai buvo iškeliavęs į Padan Aramą. Ezavas pamatė, kad kananietės moteris labai nepatiko jo tėvui Izaokui. Staiga sūnui vieną dieną gyveno su žmona, bet vieną dieną jis pastebėjo, kad jo tėvui nepatinka kanadiečių dukteris. Šitos kananiečių dukteris, kanadiečių čia pasakiau. Kananiečių dukteris. Ir Ezavas apgailestauja kaip geras sūnus. Suprantat, visko atsitinka, apgailestauja, tėvo atsitinka, kažkaip tai. Ką jis padaro, skaitom toliau eilutę. 9 eilutė. Tada Ezavas nuėjo pas Izmaelį ir prie savo turimų žmonų dar pasiėmė savo žmoną, Abraomo sūnaus Izmaelio dukterį Malachatą, Nebajoto seserį. Ir dar vieną Nazlostį. Suprantat? Vat ką daro mumise ta kūniška prigimtis. Suprantat? Pamatė, staiga apsišvietė, nematė iki šiol, nematė, kad jo žmonos kartina tėvui ir motinai gyvenimą, nematė žmogus, suprantat, nematė. Staiga vieną dieną pamatė ir vietoj to, kad nueiti, atsiprašyti tėvo, apgali, atsitiko, dar vieną paliksiu. Nepatinka tau, kaip aš gyvenu, nepatinka, kaip aš elgiuosi, aš dar labiau išplėsiu savo palapinės nedorybėje. Aš dar labiau išplėsiu savo palapinės nedorybėje ir aš apkartinsiu dar labiau tau gyvenimą. Štai kaip elgiasi kūniška prigimtis. Ir dabar, jeigu pažiūrėti į Naują Testamentą, ką mums apaštalas Paulius mokina romiečiams laiške. Vargas, sako man žmogus. Vargas. Aš trokšti gero sugebu. Aš trokšti sugebu. Ir aš noriu padaryti gerą. Niekad nepavyksta. Nepavyksta ir prilimpa, raštas sako romiečiams laiške, iškart bloga. Noriu su jumis draugiškai, vis tik tai susitinku su jumis,
atveriu burną ir ką prasideda. Ir sako, vargšas žmogus, Paulius apaštalas, šitas šaukia, varge. Sako, ką daryti? Ir kokie Naujojo testamento žmonės yra eilutė? Ačiū Dievui už Jėzų Kristų. Ačiū Dievui už jo malonę. Ačiū Dievui už tai, kad jis nusprendė apsigyventi tavy ir many. Štai ką daro Naujo testamento žmonės. Apeliuodami į Dievą, sudėdami visas viltis į Dievą, šaukdamiesi jo savo varge Dievą ir darbuodamiesi su šita prigimtimi kūniška, marindami, o dvasinę prigimtį puoselėdami. Štai ką daro Dievo žmonės Naujajame testamente. Štai ką aš ir tu, jeigu norim gyventi, jeigu norim matyti gerų dienų, mes dieną iš dienos, aš drįstu sakyti, privalom. Aš neturiu kito žodžio. Privalom šitą kūnišką prigimtį marinti dieną iš dienos. Ir dvasiniai šitai pusiai mano sudaryti sąlygas augti, skleistis, puoselėti, tvirtėti, storėti. Nėra kito kelio. Nežinau, turiu dar daug pavyzdžių, aš tikiuosi, kad ir sekantį sekmadienį čia yra, noriu kalbėti ir apie Lotą, noriu kalbėti ir apie Abraomą ten. Bet šiandien gal ir užteks, kad šitas vaizdžiai pasakiau apie Ezavą ir Jokūbą. Neužmirškit niekada, šitos dvi prigimtis, jos yra tavy. Tik tai, kiek procentų yra šiandien Ezavo ir kiek procentų šiandien Jokūbo. Va taip ir turim, va taip ir gyvenam. Va tokius vaistus ir skanaujam. Kiek yra Ezavo ir kiek yra Jokūbo. Bet mūsų tikslas, kad ta Ezavo vieną dieną, va taip, kad aš su kulnėm prispaudus ir sakau, čikšt, o tavęs čia nieks nežiūri. Čikšt, tyli ir nekrust. Atėjau į bažnyčią ir nekrust. Ateina situacijos, o aš džiaugsiuosi savo Dievu. Ateina problemos, o aš sakiau, o aš linksminsiuosi visų velnių akivaizdoje. Savo Dievu džiugausiu, nes Dievas davė pažadą, aš niekada tave nepaliksiu. Nežiūrint, kas atsitiko su manim vakarą, susimoviau, daladna, atsitiko. Bet aš suku kryptį, aš nedarysiu kaip Ezavas, nazlos, kaip sako, dar piktumai pasimsiu dar vieną žmoną ir įrodysiu jums visai bažnyčiai, kad aš ir be Dievo galiu gyventi. Esat girdėję? Esam. Tokių esam girdėję ir tikinčiųjų vadinamųjų. Aš įrodysiu visiems, man čia jūs nereikalingi, žinai. Tik aš dabar labai gražiai žodžiais išreiškiu tai. Bet žmogus savo elgesiu, savo pasirinkimais, sprendimais, va šitai daro. Ir kur nueis? Nueis vieną dieną. Vieną dieną. Ir sako, matydami už tokius žmonės, melskitės, gailėkitės jų. Laiminkite juos. Nes galo kitokio nebus, brangieji, nebus kitokio galo. Tik tai kada jisai bus, ar už 10, ar už 20, ar pabaigoj, ne mūsų reikalas, bet galas nebus, nes žodis nemeluoja, nes tada Dievas melagis yra. Jeigu tie, kurie darbuojasi savo sielų išganimui ir išgelbėjimui, bus sulyginti su tais, kurie nesidarbuoja, neįmanoma. Štat mums reikia apsiginkluoti kantrybę, ištvermę, tikėjimu, pasitikėjimu savo Dievu. Štai kokių mums savybių reikia kiekvieną dieną. Nes